I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. Žodžiu, įstačiau kriauklę, įstačiau maišytuvą ir sakau, pasijungsiu vandenį. Pamaniau, kad užsisuksiu kranus. Tiesiog nulūžo sklendė, besukant, nėra ko norėti. Sena santechnika, senos detalės. Tai staigiai nulėkiau į parduotuvę, įsipirkau sklendžių, vieną, kitą. Žiūrėsim, kuri geriau tiks, nes jau šitas modelis yra šiek tiek naujesnis, daug trumpesnis, o šitas ilgis kaip ir geras. Tai gal tą dėsim, žiūrėsiu. Tai labą visiems. Sveiki atvykę į Daniją. Į statybinius darbus ir į santechnikos darbus. Aš ne kartą savo susakęs, Žydrūnai, nekišk nagų, kur tau nereikia, ne santechnikas esi. Būtų atvažiavęs specialistas pajungę, bet žinot, kaip yra. Žmogus sako, gal tu pats pajung tą maišytuvą. Tai pats. Aišku, didžiausia problema yra, tai tie visi seni vamzdynai. Tai čia yra didžiausia problema. Nieko, tvarkysim ir sutvarkysim. Ne pirmas kartas. Ir įtariu, kad ne paskutinis. Ulialia. Nepavyksta įsukti senos detalės. Nėra ko norėti. Tokiu atveju dėsime šitą detalę, nes jos ilgis atitinka. Taip, į kurią pusę? Į šitą, ne? Tai vyniojame šitą. Aš nesu santechnikas, bet kažką tai pagaminau. Atrodo, kaip ir viskas gerai. Santechnikas iš Ukmergės. Aš manau, kad neturėtų niekas čia bėgti, niekas varvėti. Aišku, pastebėsiu truputį ir bus aišku. Bet kokiu atveju tai yra labai gerai. Tiesiog bus nauja sklendė, reikalui esant užsisukti vandenį karštą. Tai va, pirmadienis, darbastalis uždėtas, kriauklė įdėta, maišytuvas įdėtas. Kaip ir atrodo viskas tvarkingai pajungta, niekas kaip ir nebėga. Čia išgręžiau skylę, tenais nueina. Bus galima eiti, daryti kažką toje vonioje. Olialia. Iš esmės tai čia nieko daug nebus, tiesiog persidažys. Su grindim nieko daryti nereikės, liks tokios. Šitoje vietoje įsistatys stiklas dėl prausimuose. Užsidės naujas darbastalis, seną reikėjo nuimti. Šitų stalčių fasadą apsidirbs tom juostelėm, kaip ir spintos ir tų kitų spintelių. Turiu mintyje, va čia taip. Dar čia pastatysim vieną spintelę, irgi spintelės fasadą reikės apdirbti tom juostelėm. Ir kaip ir bus viskas, nieko daug. Tiesiog perdažyti, stiklas, spintelė, darbastalis, juostelės. Žmonės jau pilnai viskas susikraustė. Patalpos tokios duslios, kaip kalbi, toksai duslumas jaučiasi. Tai va, tai tiek. Stalviršio dalis, kur įsipjovė. Mango. Man patinka mango. Kažkaip sunku pradėti dirbti, grįžus iš po atostogų. Matot, nesiseka. Kažkaip sunku įsivažiuoti, iššokti į tą ritmą. Įsivažiuosim. Va tai skanus mango. Va toks pakelis. Džiovinti mango.
Labai skanu. Būnant Lietuvoje tas 2 savaitės, tai žinokit, tikrai oras buvo pakankamai vėsokas, sakyčiau. Nebuvo taip, kad labai šilta. O va Danijoje, kaip matote, medžiai jau daugiau atsigavę. Kelkraščiuose narcizas žydi. Šiuo metu yra 4:30 vakaro ir 17 šilumos rodo. Pavasaris kažkaip nelabai skuba ateiti. Bet taip, jeigu lyginant Lietuvos klimatą ir Danijos klimatą, tai čia truputį kaip ir šilčiau, sakyčiau. Nebebuvo laiko daugiau, kad dar kokią tai sodybą apžiūrėti. Tiesiog visiškai nebuvo laiko. Dai pačiam teko dantis tvarkytis, turėjau 3 nedidelės skylutės. Tai žinot, žiūri pirmą savęs, o paskui jeigu lieka laisvo laiko, tai lieka, bet dėja neliko. Bet nieko, vėl greitų laiku būsime Lietuvoje. Tęsim paiešką nekilnojamo turto. Bet ta sodyba, žinokit, man jinai kažkaip tai nežinau. Gal todėl, kad pirma apžiūrėta, tai užstrigo. Ir aš tai pagalvojau, namas yra senas. Greičiausiai ten yra vokiečių statybos. Turbūt kokį 100 viršaus metų. Taip, jeigu nupirkus, tai reikėtų turbūt praseiti su metalo detektorium tuos 44 arus. Netyčia, jeigu ką rastumėj gero, naudingo. Žinot, visko būna, ne gyvenime. Čia tik šiaip tokia mintis. Jo, bet neusifiksuokim ant vieno statinio. Ieškosime toliau. Tik aš neturiu atsakymų, kodėl aš noriu būtent kokios tai senos sodybos. Galbūt netgi paprasčiau tiesiog sklypą nupirkti ir naujai statyti. Bet nežinau, kodėl mane kažkaip traukia sena. Tiesiog. Beje, Danijoje jau šiek tiek šiokį tokių naujovių yra. Jie įsivedė naujų įstatymų, kas liečia emigrantus, ypatingai iš artimųjų rytų. Tai nori kuo daugiau jų atsikratyti. Jeigu žmonės prasikalsta, tai iš karto deportas. Gyvenu beveik 10 metų Danijoje. Moku sąžiningai mokesčius, vykdau kokią tai veiklą, nešu pelną būtent tai valstybei ir visa kita, žodžiu, ir turiu nuomoti. Negaliu gauti į savivaldybės kokio tai būsto, kad tiesiog jame gyventi. Jiem viską suteikia, ir būstą, ir dažnai ir išlaikymą, įvairias pašalpas ir taip toliau. O čia dirbi sąžiningai, moki mokesčius sąžiningai ir nieko negauni, nieko. Danų politikai kalbėjo, kad tegubūnie sako, kad mes eisim prieš žmogaus teisės, tegubūnie, kad mes būsim pirmieji Europoje tokie, bet sako, įdėsim daug pastangų, kad kuo daugiau jų deportuoti, kuo daugiau jų atsikratyti. Juk Lietuvoje tai taip pat žmonės nelabai patenkinti tais atvykėliais iš tų kitų valstybių. Na, bet gana čia tų minčių. Mano žodžiai vis tiek nieko nepakeis. Šiaip tiesiog truputį norėjau pasidalinti savo mintimis ir tiek. Jo, tai va tokia ta pirma darbo diena. Toks tas pirmadienis. Gal per daug nieko įdomaus, bet tokia ta diena. Tai video pabaigai įmetu dar keletą akimirkų iš Lietuvos ir tuo pačiu kaip ir atsisveikinsiu. Tai ačiū, kad paspaudžiate, ačiū, kad pasiprenumeruojate ir iki sekančio karto. Viso geriausio. Ate. Kiek žvakučių dega? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Valio, tau 7 metai. Dabar susigalvok norą ir užpūsi savo žvakutes. Nu, susigalvok norą. Gerai, pūsk. Valio! O senelis žvakių užpūtėme nebuvo, nedalyvavo. Buvau pas dantistę, dabar visą lūpą ištinusi, truputį švepluoju. Už tuos 7 metus, tai jau truputį protingesnis, ką? Taip. Juk kartais būna gyvenime, metai bėga, o protelis tas pats. Seneli. Dar vienas dalykas. Nu kaipgi neparagausi stintų. Va tokią dirškę. Susileisčiau.
Reikia pradžiai iškepti, aišku. Ne, būnant Lietuvoje neparagauti stintų, tai ką žinau. Ir žinokit, nėra labai brangu, 5,50 kg Norfos parduotuviai. Tai sakom, vakare truputį pasnaugriausim. O tai cepelinai, pyragai, cepelinai, pilvas auga, tai reikia truputį ir žuvies. Receptas paprastas, aiškus, druska, miltai, keptuvė, šeimininkė ir karšta ugnis. Vaikinuks savam pasauly? Taip, savam pasaulyje, ne? Taip. Multikai tai yra viskas, ne? Taip. Nepasieki? Gal. Pabandyk pasiekti pas. Ne, pasiūlė dutę. Nepasieksi, ne? Šitą? Aha. Beveik kaip jauna šeima. Mažas vaikas. O aš kaip katinas stebiu ir laukiu. Oi, bus skaniai, oi, bus skaniai. Žuviais, 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 žuviais. Užpilsim benzino, elektros formą į automobilį. Kraunu, žinokit, kiekvieną dieną. Ir važiuoju realiai tik ant elektros. Gerai, prie pat namų atsivedi kabelį. Bandėm skaičiuoti, kiek tai kainuoja. Tai žinokit, net nežinau, ką pasakyti. Jau beveik 2 savaitės, kaip esam Lietuvoje. Tai kada aš čia pyliau benzino, tai už 30 eurų. Jo, už 30 eurų pyliau benzino, bet ir daug važiavom per tą laikotarpį, tai ir į Šventąją važiavom, ir į Jurbarką važiavom, ir į Švėkšną, ir visur kitur. Tai aš skaitau, kad aš labai nedaug išleidau. O ant elektros tai mano akim bus kažkur tai, jeigu kilovatas kainuoja, sakykime, 30-40 centų, tai ką žinau, bus gal kokį 20 eurų, gal daugiau. Kiek gitana mes už elektrą sumokam, kai būnam Lietuvoje su automobiliu? Sakykime, kiek maždaug kainuotų tie visi krovimai? Ar kraunam ar nekraunam, mes vis tiek mokam tą patį. Ne, nu tai mes mokam. Tai net šitaip. Jo, nesijaučia, kad įkrauni. Nes aš pagalvoju, vis tiek kokį 20 eurų, 25 eurai per 2 savaitės išeina būtent ant tų krovimų. Ne. Neišeina? Ne. Nes- Iš vis nesijaučia. Tu čia rimtai? Rimtai. Tikrai nesijaučia. Ar mokam, nekraunam mašinos, vis tiek mokam tą patį. Supratau. Kaip skaniai paskrudino žmona. Super, tikrai super. Kartą paragavęs negali sustoti? Ne. Ne? Mes tik tai galvytės va, numetam, o visą kitą. Tikrai vyra perliukas. Nu kaip pirma diena. Sunkiai, ne? Man irgi kažkaip sunkiai. Nu, priprasim. Nepakeli kojų. Sunkiai pirmą dieną po atostogų. Labai. Tada jinai sunkiai. Sunkiai, jo. Bet nieko. Nieko. Pasimatysime per sekančius darbus, kaip visada.